Sveiki kolegos ir grįžtame mes, Žilvinas ir Remigijus, ir šiandien mes jums papasakosime, kaip tvirtinti sunkius elementus prie gipso kartono pertvarų. Ir iš vis, kokių dažniausiai tvirtinimų būna, ar ne? Ką mes dažniausiai norime tvirtinti į gipso kartono pertvaras? Toks pagrindinis galbūt, ar ne? Galvojam, ką čia parodyti žmonėm. Nu, viską galima tvirtinti. Svarbiausia klausimas, kuom pritvirtinti. Kuom pritvirtinti? Jo, geriausias yra vinys, prakali ir dar užlinki iš kitos pusės, tada geriausia laiko. Taip, bet tik vinys gali išsimalti šiek tiek. Jo, vinys gali biškai išsimakaluoti. Galima bandyti su skėtiniais visokiais tvirtinti, galima sukamais, bet dažniausiai yra bėda, kad jie nelaiko taip, kaip norėtųsi. Ir vėlgi, kai patys montuojame, mes žinom, kas čia yra ir kiek yra. Bet dažniausiai būna, kad kada ateini ir tu matai, kad yra sumontuota, nudažyta ir neaišku, kas yra, kiek sluoksnių, kas viduj, o būna, kad ir OSB viduj, būna, kad ir plytelės paklijuotas, ir tas, ir trečias, ir ketvirtas, tu galvoji, ką čia dabar parinkti. Ir mes stengiamės padaryti tą tokią standartinę konstrukciją, tą blogiausią scenarijų, žinai. Kai yra nudažyta siena, tu galvoji, kokios čia gipsas, jo, kokios spalvos, nu, turbūt baltas, tai baltas. Profilis 7.5, tikrai standartinė, tipinė siena, tokia situacija, kokią mes randame kiekvienas namuose. Ir mes galvojam, ką čia jums tokio iškrypiško parodyti, ką tokio didelio užkabinti, kad tikrai tokio sužadintų, žinai, o, žiūrėk, laikosi. Tai galvojame, užkabinti kokį sunkų televizorių. Bet tai būtų per lengva užduotis. Aš jau ir taip savo visų draugų namuose kabinu televizorius, su ponas televizorių kabintojas, bet čia būtų man per lengva užduotis. Tam pasiėmėm Žilviną, kabinsim kažką sunkiau. Tada galvojame tiesiog užkabinti didžiulę lentyną, prikrauti pilną šlapių plytų ir sukurti kokius 200 kg ir mes jau esame taip darę irgi. Gal ne taip viešai, bet žinokit, atlaiko, viskas gerai. Bet tada galvojam, kokį dar tokį kažkokį kvailesnį, dar didesnį galėtume. Nu jau bukiau nebuvo, galim sugalvoti, aišku. Tai tiesiog pagalvojom, kad būtų visai šauni idėja, liktai grįžta sūnus iš mokyklos ir sako, tėti, noriu savo kambarį turėti pristraukimam turniką, būsiu dabar sportininkas. Aišku, visų tėvų turbūt veidai persikreiptų, sakytų, baigti čia mūsų sienos iš gipso kartono. Bet mes šiandien tą ir parodysim, kad viskas yra įmanoma. Toks, viskas įmanoma su šituo tvirtinimo elementu Knauf Hartmut. Man reikia kažkokio tokio aštraus, šitas. Mes padarysim tokį mažą unpacking, reikia kameristo. Tai ką mes randame dėžutėje? Dėžutė gali būti tokia didelė, 50 vienetų viduje, arba gali būti tokia kaip vos ne super klėjai, kur tik tai 2 vienetai. Tai šiandien mes šiuo atveju turim didelę tokią ir slepiasi 50 vienetų. Taigi, atidarom ir ką mes randam? Mes randam 50 M5 varžtelių, 6 cm ilgio. Dar vienas svarbus dalykas apie Hartmutą. Kai mes renkamės gipso kartono tvirtinimo elementą, dažniausiai klausimas, o tai kiek pas tavęs sluoksnių? 1 ar 2 ar kiek? Tai Hartmutui visiškai nesvarbu. Tai gali būti ir 5, 6 arba 10 ar 20 cm, tai priklausomai kokį jūs varžtą nusipirksit, nes nebūtina šitos naudoti, galite nusipirkti ilgesnius. Tai turim varžtus ir turim 50 tokių gražuolių viduje, ar ne? Viskas labai paprasta, su jais patikėkit, net patiems duosim pabandyti. Jau matėt jūs ir prie detalių stendo, bet mes vieno dalyko, ko mes neturim, ko mes šiandien turim? Šaibų. Kiekvienam tvirtinimo elementui kažkokiam, ar televizoriaus laikikliui, ar dar kažkam, reikia šaibyčių. Tai jų nėra. Gerai, dabar apie tvirtinimą. Taip. Iš esmės viskas labai paprasta, nereikia jokių specialių įrankių, išskyrus, kad grąžta ant 13. Aišku, grąžtas gali būti nutekintas, nes dažniausiai patronas apžioja tik 10 mm. Arba gali būti plunksna, bet vėlgi su plunksna mes metalo nepaimsim. O su šito kraštu mes galime ir į profilį įsitvirtinti. Ir jeigu mes jau į profilį įsitvirtinsim, tai jau Hartmutą išlupti iš ten tai kartu su visų profiliu. Man su plunksna šiaip pavyko namuose į profilį, bet profilis ką padaro? Jisai kitoj pusėje išsiskečia, kai tu jį pragrįži, jisai susiformuoja toks. O Hartmuto pagrindinis dalykas yra, kad jisai kitoj pusėje sienos atsistotų lygiai. Kad atsistotų lygiai. O kad lygiai atsistotų, mes turime čia priekyje tos 2 plasmasiukus ir mes matome, jeigu nelygiai atsistojo, tai jie irgi susiskersavo. Tai kadangi čia gražiai yra pirštukams apgalvota įdėti, žiūri, jeigu čia lygu pas tave, tai reiškia ir toj pusėje už sienos bus lygu. Pradedam tos grįžimo darbus. Gal kas nors esat susidūrę, nes man atrodo ir kitų gamintojų labai panašių tvirtinimo elementų yra, ar ne? Man iš karto atrodė pirmas klausimas, kiek dėl kilogramų, ar ne? Kad jis nepatikimas, kad plastikas gali nulūžti ir panašiai, bet plastikas čia visiškai nieko nebežaidžia, kai jau susiriša galinė plokštelė ir jūsų varžtas. Tai tiesiog egzistuoja kaip kreipiančioji.
Taigi 13 mm skersmens skylės. Atskleisiu paslaptį, prieš savaitę kabinau televizorių ir su 10 grąžtų biškį pamalos galima įkišti hartnutą irgi puikiai. Viskas gerai. O šiaip tas matmuo 13, tai jo, stebuklingas. Grąžtelis ne pats brangiausias. Ja. Tai Euro 52 mokėjau. Tiesiog pakreipiam kampu. Kitas dalykas būna, sakys, o ką daryti, jeigu ten vata? Tai jeigu vata, mes turim padaryti taip. Ne šitaip, kad pakabinti nuo savęs, o kad vatą nustumt ir tada tas dalykas atsiguls, kaip sakoma, ties gipsu. Nu, tiesiog kišam ne viršų atsivėpusę, o pagal apačią. Jo, gal taip paprastai nėra, iš tiesų, nežinau, bent jau mano praktikoje, tai ten 4 kokius kartus pastumdai. Lygiai patraukiam į save, nustumėm diržiuką ir iš šonus nulaužiam. Jokio fokuso. Šiandien tvirtiname 4 elementais, nors realiai užtektų ir 2. Svarbu, kaip. Svarbu, kad daiktas daugmaž stabiliai stovėtų, bet gal mes sumo, kad kiek arti, kiek toli vienas nuo kito, kaip ir reikalavimo nėra. Veikėją surasim galingą. Surasim, jo. Mes Kaune radom žmogų, kuris, tai buvo vyras, jam nebuvo gėda pasakyti, jisai sakė, kad svėrė apie 140 kg. Linkėjimai Mindaugui, atsimenu. Tai Žilvinas jau žiūrėjo, pritempęs akis, kad čia kažkas, bet patratėjo tas gipsas, bet nieko. Tai tiesiog pati konstrukcija, ta tokia ant ratukų mūsų. Tai dėl to truputį kėlė klausimų. Tai ne gipsas, paskersinis pradėjau ten linkti. Jo, jis biškai ir yra sulinkęs, ar ne? Toks čičiut. Nu, šiandien gal rasim kokį sunkiausią žmogų, nors mūsų Vilniuje kažkaip kameristai. Blogai maitinasi liaudės kūdė. Nu tai palaikymo, Žilvinui vėl duodam, jam puikiai sekasi vienas pats šaunuolis. Degantis laužas, tekanti upė ir dirbantis Žilvinas. Tikrai nesudėtingai, iš tiesų. Net dabar diskutavom šiek tiek prieš pusvalandį su Žilvinu, kad bet kokį daiktą tvirtinant, vis tiek gali rinktis hartnutą, nes tu sieną pažeidi tai tiek pat. Tu vis tiek, ar tu kažkokį varžtą suksi paprastą. Vienam kartui, kur į gipso kartoną gali įsisukti su didesniu sriegiu, vieną kartą susuksi, gražiai jis laikysis, jeigu tu jo nedaužysi. Bet jeigu kažkur trinktels kažkas, nu to vis tiek tas skylė išsimals ir reikės paskui naudoti kitą tvirtinimo elementą. Pavyko, nepavyko? Nepavyko. Nieks nepalaikė. Nieks nepalaikė. Tai va, vienas sluoksnis gipso kartono white ir hartmut elementas kiek kilogramų laiko? 35. Tai nesąmoningai daug. 2 sluoksniai balto gipso kartono, kaip šitoj situacijoje, laiko 55 kilogramus. Vienas. Tai nesąmoningai daug. 2 sluoksniai Knauf Blue laiko 65 kilogramus. Per daug. Nes mes vis tiek nieko ant vieno nekabitame. Ir žinant, kad jeigu gamintojas deklaruoja tokį svorį, tai realus jisai yra ženkliai didesnis. Mes kažkada gamykloje praktinių užsiėmimų metu mes tvirtiname į OSB lubas. Tiesiog į OSB įsukome ir žiūrėjome, kiek jisai atlaikys. Tai sukrovus apie 170-200 kg ant tokių grandinių, mums tiesiog iššovė iš OSB pačios. Bet šitas visas, ta kepurėlė buvo čiut palinkusi, bet ta prasme, neišsiskėtė, niekaip neišlūžo. Tai tvirtinimo elementas tikrai yra vykęs. O dabar mažasis, reikia, kad truputį, pats mažiausias parodos dalyvis, Žilvinas. Pavyko. O, nesulūžo, gerai. Dabar reikia kokio nors rimtesnio atstovo. Kas rimtesnis mūsų? Darom taip, prizas, ar ne? Kiek padarys prisitraukimų, padauginsim iš 3 ir tiek duosim hartmutų. Matau degančias akis, kas gali, kokio nors kelis, Prašom, ateikit, ko vardu? Ne? Ne. Tiesa, kokie nedrasus, ko tu vardu? Irgi nedrasus. Tai ką, niekam nedrasus. Gali, šaunuolis, jau matau, kad turi naują televizorių namuose. Laisvai, baigti. Ojei, pasaka. Kiek mes turim? Varai! Šaunuolės, viskas. Aplodismentai. Kiek buvo? 5?
5, gerai, duosim 15 tada. Nu ir viskas, gerbėmiai. Trumpai ir aiškiai, Hartmut tvirtinimo elementas visiems atvejams, tiems, kurie neturi gembinių apkrovų, tai reiškia, nežinau, prieš tai gal nepaminėjau, ar ne, kai jeigu koks televizorius su alkūne, jūs suprantate logiškai, kad mums tada laužtų šitą vietą kaip ir kokią praustuvo spintelę. Nu, jeigu ne spintelė, o tiesiog tik praustuvė. Bet viskas, kas turi Kirpimą. jo kirpimo, realiai daiktas visiems atvejams. Ačiū Jums ir kviečiam išbandyti.